Šis gyvenimas sustabdo ne tam, kad išgąsdintų, o kad primintų. Laikas paleisti. Užtemimų koridorius baigėsi. Tai tarsi duris, kurios užsidaro, kad galėtume pradėti iš naujo. Šiomis dienomis energijos intensyvios. Gali kilti nerimas, baimė, nuotaikų svyravimai. Bet jei gyveni sąmoningai, stebi save, skiri laiko ramybei, šis laikotarpis tampa gydantis. Aš ne guru, ne instrukcija. Padedu išgirsti save, kai galvoje per daug triukšmo, o kūne per daug įtampos. Kvėpavimas, kūno terapija, darbas su pasąmonė grąžina į ramybę. Šiuo laikotarpiu tai ypač reikalinga. Todėl dalinuosi šiomis įžvalgomis, kad turėtum paprastų būdų nurimti ir lengviau pereiti šį etapą. Labiausiai padeda paprasti dalykai. Šviesa namuose, ramybė prote, santykiuose supratimas, sąmoningumas, kvėpavimas ir tvarka aplinkoje. Nedaryk kardinalių pokyčių. Maži žingsniai nuves į tikrus rezultatus. Tai laikas ne baimė, o naujam startui. Pasakyk savo, aš pasiruošusi įeiti į naują etapą su ramybe ir aiškumu. O daugiau rasi aprašyme. Lik kartu.